Kartą gyveno didikas su pačia. Jiedu turėjo mielą dukrelę. Netikėtai žmonai mirus, tėvas vėl netrukus vedė. Naujoji žmona buvo pikta pasipūtėlė, kokios pasaulis dar nebuvo matęs. Ji turėjo 2 dukteris. Abi buvo piktos ir pasipūtusios kaip motina. Jos vis skriaudė ir tyčiojosi iš našlaitės. Vargšė mergaitė buvo priversta dirbti sunkiausius namų darbus, o darbą pabaigusi, ji guldavosi ant pelenų dėžės. Todėl šaipūnės įseserės ją ir praminė Pelenė. Kartą karaliaus sūnus iškėlė puotą ir į ją pakvietė visas šalies merginas. Princui atėjo laikas vesti, tad per pokylį jis turėjo išsirinkti savo nuotaką. Buvo pakviestos ir pamotės dukros. Pelenė, Pelenė, sušukuok mums plaukus, nuvalyk batelius, padėk apsirengti, juk mes skubame į puotą. Spygavo iš džiaugsmo pamotė ir jos dukteris. Pelenė sukosi kaip vijurkas. Reikėjo pataisyti vakarinės sukneles, prisiūti nėrinius, išlyginti kaspinus ir nublizginti batelius. Pelenė, gal ir tu norėtum eiti į puotą? O taip, tik kad neturiu kuo apsirengti, atsiduso Pelenė. Tavo teisybė, juk žmonės juoktųsi, pamatė tokią sustirėlę einant į puotą. Ho, 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 ho. Šaipėsi įseserės. O pamotė dar pridūrė, tavo vieta virtuvėje. Ir išdardėjo su dukterėmis į puotą. Pelenė sėdėjo virtuvėje prie darbo ir verkė. Kap, kap, byrėjo ant grindų Pelenės ašaros. Staiga atsidarė duris. Ir virtuvėje atsirado jos krikštamotė, kuri buvo fėja. Ji paklausė, Pelenė, ar norėtum eiti į puotą? Taip, žinoma, bet man neverta apie tai net svajoti. Atsiduso Pelenė. Svajoti? Svajoti nėra kada, nusišypsojo fėja. Nubėk į daržą ir atnešk patį gražiausią moliūgą. Fėja dar liepė pažiūrėti, ar pelėkautose nėra pelių. Vienose Pelenė rado net 6, o kituose tupėjo stora žiurkė. Fėjai dar reikėjo 2 dryžų, kuriuos mergaitė rado už laistytuvo. Tada krikštamotė mostelėjo savo lazdele ir moliūgas virto nuostabia karieta. Pelės baltais žirgais, žiurkė ūsuotų vežėjų, o driežai virto tarnais. Tada fėja palietė Pelenę savo lazdele ir tą pačią akimirką Pelenės drabužiai pavirto deimantais nusagstytą suknelę, o jos suplyšusios kurpaitės krištolo bateliais. Dabar važiuok į puotą, bet prisimink, kad namo turi grįžti iki vidurnakčio. Jei pavėluosi ir laikrodis išmuš 12, tavo suknelė virs senais karmalais, žirgai pelėmis, vežėja žiurkė, o tarnai driežais. Ačiū tau, krikštamote, aš prižadu, sušuko Pelenė ir išvažiavo. Išgirdęs, kad atvyko nepažįstama princesė, pasitikti Pelenės išėjo pats karalaitis. Pamotė su dukromis Pelenės nepažino, o jaunasis karalaitis negalėjo nuo jos akių atplėšti ir visą vakarą šoko su Pelene. Laikas taip nepastebimai prabėgo, kad Pelenė prisiminė savo pažadą tik tada, kai rūmų laikrodis pradėjo mušti 12.
Ji neatsisveikinusi, išbėgo iš salės ir beskubėdama ant laiptų pametė krištolo batelį. Sulig paskutiniu laikrodžio dūžiu, jos puošnus drabužiai virto skarmalais ir apdriskusią pelenę paslėpė tamsi naktis. Princas išbėgo paskui pelenę ir rado jos batelį. Jau kitą rytą jis paskelbė, kad jo žmona taps ta mergina, kuriai tiks krištolo batelis. Jis apkeliavo visą karalystę, aplankė kiekvienus namus, bet visoms merginoms batelis buvo per mažas. Pagaliau karalaitis atjojo ir į pamotės namus. Pamotės dukros labai apsidžiaugė, nes manė, kad batelis joms tikrai tiks. Jos griebė batelį ir darė viską, kad galėtų įsprausti savo pėdas. Bet joms nepavyko. Tada atėjo ir pelenės eilė matuotis batelį, kuris jai puikiausiai tiko. Tada iš prijuostės kišenės pelenė išsitraukė ir antrąjį batelį. Nors ji buvo apiplyšusi ir prastai susišukavusi, karalaitis pažino, kad čia ta pati gražioji princesė. Jis paprašė pelenės rankos ir jie ilgai ir laimingai gyveno.